Esu anglų kalbos mokytoja, dirbu Vytauto didžiojo gimnazijoje, dirbu 14 metų ir parašiau knygą ir aš buvau Afrikoje. Šita knyga yra apie taiko žygį. Tai buvo nepaprastas žygis. Šitas žygis turėjo labai aiškę ir tikslę misiją. Tai nebuvo malonumų ieškojimas ar įdomių vietų lankymas. Tai buvo žygis misija, tai buvo taiko žygis. Mes pasirinkome jį pradėti JAV, kuri 45 metais rugpjūčio 6 dieną užmetė atominę bombą ant Hirosimos, o po to ir ant Nagasakio. Norėjom pasitikti naują tūkstantmetį Japonijoje, ten, kur pirmiausia pateka saulė. Knyga vadinasi ir aš buvau Afrikoje, bet knyga ne kelionių vadovas po Afriką. Tai yra paprasta knygelė apie tai, kaip mums teko išgyventi ir kaip mes tarpusavai mušėmės dėl duonos kąsnio, kaip mes pešėmės dėl palapinės, kaip mes prašėm išmaldos, kaip rausėmės konteineriuose, nes maisto neturėjom. Knyga yra apie išgyvenimą. Nes mes kartu su Slaviku eidavom prašyti nakvynės. Turėjau gražias kojas, jis buvo užsiauginęs barzdą, nors jam buvo 21 metai. Jis buvo labai tikintis žmogus. Ir mes buvom taip susigroję, kad nakvynę gaudavom be galo greitai. Turėdavom planą A, B ir C. Jeigu A nesuveikdavo, griebdamas plano B. Jeigu planas B nesuveikdavo, tuomet griebdavomės plano C. Didžiausią įspūdį paliko Afrika. Nes buvau purvina, alkana kaip žvėris, buvau apvogta. Absoliučiai nieko neturėjau, tik savo dviratį ir dviratinius krepšius. Ir netyčia pasirodė, kažkoks žmogus manęs paklausė, ar nori valgyti. Aš sakau taip. Jis mane nuvedė, pamaitino, po to netyčia atnešė pilną kibirą vandens, suėmė mano kojas, sukišo į tą kibirą ir ėmė tas kojas mazgoti. Aš jam ir sakau, a ką tu dabar darai? Sako, plaunu kojas kaip Biblijoje. Sakau, o kam to reikia? Nes man taip atrodo, taip turi būti. Aš buvau pritrenkta, kad pirmą kartą gyvenime kažkas tai mazgoja mano kojas. Aš atsistojau ir pabučiavau, o jisai sako, juodaodis ir sako, atšlijo ir sako, žinai, sako, tu neprivalai man dėkoti. Aš sakau, kuo puikiausiai suprantu, bet man taip norisi. Žygis pareikalavo be galo daug pastangų, jėgų, ištvermės, tačiau tos pastangos be abejo buvo vertos, todėl kad tik tai padėdamas kitam, suprasdamas kitą, atjausdamas kitą, gali pasiekti, padaryti didelių dalykų ir nuveikti didelius darbus. Vienas lauke esi ne karys. Ir tik tai būdamas būryje ir padėdamas tam būriui žmonių, kurie tave supa, gali nuveikti didelius darbus. Knygoje norėjau parodyti ir pasakyti, kad svajonės pildosi, kad verta svajoti, net jeigu jos kainuoja labai daug, net jeigu sergi, net jeigu paaukoji gyvenimą, verta svajoti.
pamatom kažką. Dar pamatom. Šitą labai gerą, man labai patinka. Ai, prikosožiai. Na, dar kokią nors nuotrauką pamatom ir tada į viršelį paskui jau.